Lazdijų rajone gamtininkai vakarais ruošiasi ne namo, o į budėjimus. Birželis jiems pats darbymetis, mat baliniai vėžliai, kurie yra saugomi visose Europos valstybėse, pradėjo dėti kiaušinius. Vėžlių ieškau besišildančių, nes saulė biškai krenta vakarop, nebėra tiek karšta ir jie tikėtina gali išlysti ant minučių šildyti. Balinių vėžlių patelės žemėje iškasa duobutę ir ten sudeda 10-15 kiaušinių. Tai puikus grobis lapėms, usūriniams šunims ir netgi ežiams. Šiemet gamtininkai eksperimentuoja su naujomis atbaidymo priemonėmis. Lapas tai aфиgečiai, apsivent galima, jisai jau sustovėjęs. Gerulis, ne? Pamaišyta, čia yra ir vilko, ir liūto mėšlo parengta, nes, sakė zoologijos sodo darbuotojai, čia prieš kiek metų nuo šernų labai rinkdavosi žmonės ir visą mėšlą išrinkdavo. Tai čia šita priemonė yra tiesiog pagalbinė, eksperimentinė, vadinkim, nes, bus kokia neužmatyta lizdavietė, tai bent jau pirmom dienom, kol kiaušiniai švieži, einasi pirmiausias kvapas iš žemės. Paskui jisai jau nebetiek, ta pati lapė jau nebetiek užuodžia, tai va tas mėšlas galbūt padės bent jau kelias dienas tokią apsaugą, kad tos lapės vis tiek smirda, kai reikalas didelio plėšrūno, tai gal usūrinis šuo lapė, žodžiu, išgąsdins juos. Baliniams vėžliams reikia ne tik vandens, bet ir pievų bei saulėtų plotų dėti kiaušiniams. Anksčiau čia prieš kokius 50 metų šitose vietose nebuvo miško. Tai, kaip matote, jaunas miškas, sodintas miškas pokario metais. Už miško pamatysime sodybvietę seną buvusią. Tai šitose vietose gyveno žmonės, jie dirbo žemę, arė ją, sėjo grikius, sėjo grūdines kultūras. Ir žinoma, šitose vietose buvo žymiai daugiau atvirų vietų. Užsodinus mišką išnyko unikaliam Lietuvos šarvuočiui palankios buveinės, todėl gamtosaugininkai priversti saugoti dar likusias atviras teritorijas, papildomai jas šienauti, ganyti. Ganykloje žolę rupšnoja galovėjai, tai ekstensyvi galvijų veislė. Gamtos fondas škotiškų galvijų atvežė prieš 5 metus ir perdavė vietiniam ūkininkui. Tahiras Haidijevas dabar augina 1 bulių ir 3 karves, kurios kasmet atsiveda po 1 jauniklį. Specialios priežiūros, nereikia specialios, jos tokie pusiau laukiniai gyvuliai. Tai draugiški, ramus, pratingi gyvuliai. Jos labai bijo svetimų žmonių, bijo. Jeigu ateina svetimas, jau arti neprieis. Neprieis. O jūs kaip arti galit prieiti? Visiškai. Balinis vėžlys, kaip ir pavadinimas gyvūno sako, tai yra vėžlys, tai yra roplys, vienas iš roplių gyvenančių Lietuvoje. Žinoma, tai skamba egzotiškai, galbūt daugiau žmonių sieja su stepiniais, jūriniais vėžliais, bet mūsų laimiai mes turime šitą gyvūną, paskutinės gyvybingas populiacijas jo pačiame šiaurinėme paplitimo pakraštyje. Kuculiškėse herpetologinėme draustinyje gyvena didžiausia Lietuvoje balinių vėžlių populiacija. Čia jų priskaičiuojama apie 50 individų. Duobutė sudeda kiaušinius. Duobutė yra piltuvėlio pavidalo. Jinai į ją sudeda kiaušinius ir tada užlipina žemėmis, suvilgydama vandeniu, nes jinai ateidama dėti perkaupia vandens, yra specialios pūslės šonuose ir, žodžiu, kai lipina tuo vandeniu, jinai dirkina žemę, padaro tokius kaip, galima sakyti, užklijuoja. Suplūkta, užlipinta. Lietuvos gamtos fondo vykdomasis direktorius Nerijus Zableckis sako, kad vėžlių gyvenimo ciklas susideda iš 2 dalių – vandenyje ir sausumoje. Didžiąją gyvenimo dalį jie praleidžia vandenyje. Čia jie maitinasi, auga, žiemoja, įsikasę į dumblą, o sausumoje keliauja iki kitų balų ir deda kiaušinius. Galbūt vėžliai nėra patys greičiausi gyvūnai, tačiau juos pamatyti gali retas žmogus. Daug prikalbėję apie vėžlius iš Braidžiojo pelkės pagaliau aptikome didelį darbą nuveikusią vėžlienę. 6, 7, 8, 9,
11-12. Nu tai kokie 15 turėtų būti. Apie 20 tikrai. Lietuvos sąlygomis vėžlys subręsta nuo 10 iki 12 metų, o pietuose anksčiau sulaukia 7-8. Tai vėžlės kaip yra apatinės kojos yra, tai jinai šitai va tom kojom, tai va išstumia taip, nes žmogus tai daugiau taip imtų į save likti, o jinai taip išstumia taip va tą smėlį. O vakar stebėjom čia visą, tai va taip tiesiog. Patelės iššliaužia į sausumą ir ieško tinkamos vietos dėti kiaušiniams. Visas dėjimas gali trukti ir kelias dienas. Patelė iškasa pailgą apie 10 cm ilgio duobutę ir ten deda taip pat pailgus kiaušinius minkštų kevalu. Bet jie nelenda į žemės, jie tūno žemėje, nes pas mus žiemos prasideda anksti, jie tiesiog tokie jauni nesutvirtėję, sušaltų tame vandens telkinyje, nes jau būna atšalęs oras rugsėjį, tai dėl to pas mus lieka žiemoti pietesniuose kraštuose, kur šilčiau, tai tais pačiais metais jie įsirita ir patraukia į vandens telkinius. Po kelių mėnesių iš kiaušinių išsirita vėžliukai, tačiau į vandens telkinius jie iškart netraukia. Vienas iš mūsų apsaugos metodų tai yra surinkti kiaušinių dėtis iš netinkamų vietų, nes čia kaip matot kelias, o dėtis sudėta kaip tik ant pačio nevažiuojamos dalies. Na, šitą vietą matyti vėžlėms nėra daugiau tinkamų vietų ir jos tiesiog renkasi tokias visiškai netinkamas vietas. Paprastai kasmet gamtininkai aptinka apie 10 laukinių gyvūnų iškastų ir sunaikintų balinių vėžlių dėtaviečių. Dar kitais atvejais pačios vėžlių patelės pasirenka pavojingas vietas dėčiai. Pačia tai yra kaip piršto antspaudas, suprantate, reiškia kiekvieno yra individuali. Ir, pavyzdžiui, galima pagavus po kelių metų, vėl galima lygiai taip pat pasakyti, kad čia tas vėžlys buvo pakliuvęs. Tai yra kaip žmogus piršto antspaudai, tai apatinis šarvas. Surinkti kiaušiniai bus nugabenti į Kauno zoologijos sodą inkubacijai. Ten jie bus išperinti, paauginti, kol sustiprės ir paleisti į vietą, iš kurios buvo paimti kiaušiniai. Šarūnė Kaušilaitė, El Rytas LT.